vakaras. Eteryje krašto naujienos. Dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Vaikystėje ir Purienoje atidarytos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Pusšimtis istorijos gerbėjų dalyvavo ekskursijoje skirtoje Žydų kultūros dienai. Į Kėdainius atkeliavo lėlės iš Kauno. Mieste vyko Lietuvos orientavimosi sporto čempionato sprinto varžybos. Mokyklose, darželiuose Puriena ir Vaikystė nuo šio rugsėjo atidarytos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Jas lankys po 15 vaikų. Vilniečiams tebekylančios problemos dėl eilių į vaikų darželius mūsų miesto gyventojams jau nebepažįstamos. Vaikų rajone labai sumažėjo. Kita vertus, atsižvelgiant į poreikį, įstaigose atidaromos naujos grupės. Nuo rugsėjo 1-osios viena ikimokyklinio ugdymo grupė įsteigta mokykloje darželyje Puriena, kita Vaikystėje. Antra grupė atidaryta ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė, kadangi antri metai, kaip neformuojame pirmos klasės šitame mokykloje darželyje. Todėl, kad tiesiog nelaikyti tuščią patalpą, juolab, kad poreikis yra vaikučių norinčių lankyti mūsų darželį, todėl leidome savivaldybės, taryba patvirtino ir leido tokią grupę atidaryti, skiria lėšų ir visą finansavimą užtikrino, todėl labai džiaugiamės, turėdami naujus kilimus, naujus baldus, visą įrangą ir sėkmingai grupė susiformavo, turime pakankamą skaičių vaikų. Kiek iš viso vaikų dabar lanko jūsų įstaigą? Lanko iki mokyklinio amžiaus vaikų 135, prieš mokyklinių 38, na, o mokiniai 44. Priimam visus vaikučius, kurie mus pasirenka, kad ir šalia gyvenančius ir iš Liepolėjos. Tėveliai Kėdainių rajone turi galimybę rinktis įstaigą. Kodėl pasirinkot būtent šį darželį? Na, iš tiesų, pirmiausia, tai geri atsiliepimai apie darželį, bent jau kiek teko girdėti. Kitas dalykas, aišku, praktinis, nes labai arti yra darželis čia, praktiškai per kiemą pereiti ir vietoj. Kaip vertinate tai, kad įstaigose yra atidaromos naujos grupės? Tik tai teigiamai. Būtų, man atrodo, sudėtinga, jeigu nebūtų vietų. Na, atsirastų papildomas, man atrodo, problemos, rūpesčiai, jo dabar tenka tik tai džiaugtis. Mokyklos darželio Puriena bendruomenė šį rugsėjį pasitiko pakilia nuotaika. Atidaryta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, atnaujinta dalis baldų, inventoriaus, pagerintos vaikų ugdymo sąlygos. Vaikams pastatėme tokį žaidimo kompleksą, tai yra sporto ir žaidimo kompleksas mažiesiems vaikams, kadangi daug turim mažų vaikų ir jiems reikia kažkur žaisti ir lauke turėti puikias sąlygas. Tai naujasis kompleksas čia kaip tik vaikai ir žaidžia. Ir sporto salė pas mus yra atremontuota 2 metai, muzikos salė irgi renovuota, taip kad vaikams sąlygos sudarytos, manau, normalios. Ar sutalpinate visus vaikus, kurie norėtų lankyti jūsų įstaigą? Turime dar vaikų sąrašą, kurie nepateko kol kas, kurie laukia eilės. Tokio sąrašo ilgo labai neturime, kaip prieš keletą metų, bet laukiančių vaikų sąraše dar yra. Kokio amžiaus vaikus jau priimat į įstaigą? Nuo 1,5 metų. Lopšelio grupė yra nuo 1,5 metų ir iki 3 metų, tai yra lopšelinukai. Tai va, 2 grupės suformavome ir yra priešmokyklinės grupės pas mus, viena išgryninta, o kita yra mišri. Po 2 metų Puriena ir Vaikystė taps lopšeliais darželiais. Visi miesto pradinukai bus ugdomi bendrojo lavinimo mokyklose. Žydų kultūros dienos proga pusšimtis istorijos gerbėjų dalyvavo ekskursijoje, kurios metu susipažino su Kėdainių, Josvainių, Krakių, Dotnuvos ir Šėtos miestelių žydų gyvenimu. Ar žinojote, kad tarpukariu Josvainiuose buvo apie 40 parduotuvių, o Šėtoje net 60? Kad prieš 70 metų mūsų krašto miesteliuose daugiau kaip pusė gyventojų buvo žydai ir visų jų neliko per vieną mėnesį 1941 metų rugsėjį. Kad išgyvenusiųjų palikuonys atvažiuoja prisiglausti prie protėvių kapų akmenų iš Australijos, Pietų Afrikos Respublikos, Jungtinių Amerikos valstijų. Apie tai ir dar daug kitų dalykų sužinojo grupė kėdainiečių sekmadienį praleidusi Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro surengtoje ekskursijoje po miestelius. Apie žydų bendruomenių gyvenimą, santykius su vietos gyventojais pasakojo Daugiakultūrio centro administratorė Audronė Pečiulytė. Ekskursija surengta Europos žydų kultūros dieną. Jos tema šiemet – tiltai.
Gyventa žydų buvo visuose Kėdainių rajono miesteliuose ir dar yra išlikusios ir buvusios žydų sinagoga Šėtoje, kapinės, masinių sušaudymų vieta Krakėse. Ir žmonėm, man atrodo, verta sužinoti, pasižiūrėti, kad negalvoti, kad tik tai mes lietuviai, šalia galbūt lenkai ir rusai dar yra gyvenę, bet dar yra išlikę ir žydiškų pėdsakų. Žydai jie skiriasi tuo, kad šalia gyveno mūsų, bet mes apie juos nelabai ką žinau, todėl kad tai buvo uždara tauta, kuri savo, sakykime, neafišuodavo asmeninio gyvenimo, nesodindavo prie stalo atėjusio svečio prie vakarienės, kaip lietuvių svetingumas, sakykime, įpareigoja ar ne. Jie va tokį uždarą gyvenimą, o kai uždarai gyveni, tu daug ko nežinai ir apie tave tada prikuria tam tikrų stereotipų, pasakojimų ir taip toliau. Ekskursijos dalyviai sužinojo, kaip gyveno itin gausios Kėdainių, Josvainių, Krakių, Šėtos žydų bendruomenės, kiek mažesnė Dotnuvos žydų grupė. Audronė Pečiulytė ir kitose miesteliuose lydėję vietos istorijos žinovai pasakojo apie papročius, santykius su vietos gyventojais, valdžia, prisimintos ir kraupios holokausto istorijos. Buvau tikrai labai maloniai nustebinta, todėl kad tiek žmonės skambino, tiek registravosi, tai turbūt būtų reikėję 2 autobusų po 50. Mes dėja turėjom vietos tiek, kiek turėjome, 49 vietas ir žmonės tikrai labai greitai užpildė jas. Aš to labai džiaugiuosi, todėl kad aš lyginu prieš 10 metų, tuomet važiavo 12 žmonių. Ekskursijos dalyviai prisipažino sužinoję daug naujo apie žydų gyvenimą ir tragišką lemtį. Kitų žvilgsnių pamatė krašto miestelius. Sužinot kažką naujo, įdomaus? Taip, kažką papildyti, kažką sužinoti. Ir Audronės visada labai smagu klausytis, nes iš tikrųjų pasiruošus labai buvo ekskursija ir skaitau, kad buvo labai naudinga man. Su mokykla baigęs Kėdainiuose, o antrą tai domiuosi žydų istorija. Šitą ekskursiją irgi labai susidomėjome, kaip Kėdainius, kaip vaikystės prisiminimai ir tuo pačiu žydų istorija. Sužinojot daug ką naujo? Taip, sužinojau. Nenuvylė diena? Ne, tos miestelius pravažiavom, vis dėlto daug pasaulio išmaišomo miestelių, Lietuvos nepažįstami, tai dėl šito vien buvo verta atvažiuoti. Tęsime laidą. Šiandien į Kėdainius atkeliavo lėlės iš Kauno. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje atidaryta lėlių paroda bei pristatytas edukacinis spektaklis. Mėgstantis teatrą ir pasakas vaikai šiandien rinkosi Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Kauno valstybinio lėlių teatro Valerijos ir Stasio Ratkevičių muziejus čia surengė lėlių parodą ir jos atidarymo metu parodė edukacinį spektaklį Peliuko pasakų dirbtuvėlė. Apie tai, kaip teatre gimsta pasaka. Viešime jau Kėdainius antrą kartą ir tai labai malonu. O parodoje, kadangi tai jau antras kartas, stengiamės atvežti visai kitas lėles, negu jos buvo atvykusios pernai kovo mėnesį. Žinoma, mes negalime neatvežti mūsų teatro pirmojo spektaklio. Šį kartą atstovauja Džinas, labai įdomi jo kaukė, raktininko lėlė. O praeitą kartą ir Aladinas su Budur viešėjo. Žinoma, yra keletas dar senesnių lėlių, ir Münchhausenas, ir Hotabičius. Lėlių kūrimas yra ilgas procesas ir jame dalyvauja visa komanda kuriančių žmonių. Dailininkas, režisierius, ta kūrybinė grupė sutarė, turėdami dramaturginę medžiagą, sutarė, kaip tai darysis viską. Dailininkas paskui piešia eskizus. O tie eskizai keliauja pas mus į dirbtuves, kur lėlių meistrai gamina tas lėles. Yra pirmiausia skulptorius, jeigu tai reikia, paskui butaforai, konstruktorius, kuris visą techniką įruošia, na, o paskui siuvėja, kostiumininkė. Tai va, ir žinoma yra dekoratorius Stalius, kuris, reiškia, ruošia dekoracijas. Kauno valstybinio lėlių teatro Valerijos ir Stasio Ratkevičių muziejaus lėlių parodą Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje lankytojai gali apžiūrėti iki spalio 12 dienos. Savaitgalį po Kėdainius pasklido 600 orientavimosi sporto entuziastų iš visos Lietuvos. Jie varžėsi šalies čempionato sprinto varžybose.
Savaitgalį Kėdainius užtvindė beveik 600 sportininkų iš visos Respublikos. Čia vyko Lietuvos orientavimosi sporto čempionato sprinto varžybos. Varžėsi įvairaus amžiaus nuo 12 iki 80 metų sprinto mėgėjų. Visos grupės, aišku, yra svarbios, tiek 12, 14, 16 ir taip toliau, vėliau vyresni skirstom į kas 5 metai, 35, 40, 45 ir taip toliau, bet yra svarbiausia ta stipriausiųjų grupė, 21. Jiegi varžėsi šiandien 2 kartus. Iš ryto buvo varžybos, atrankinės varžybos, kurios vyko kitoje kelio pusėje, tam kvartale, kur yra daugiabučiai namai. Atsirinko 30 stipriausių vyrų ir 20 stipriausių moterų. Kodėl Kėdainiuose būtent organizuotas toks čempionatas? Jūs turite labai žavingą senamiestį. Jisai yra žavingas ne vien turizmo požiūrį, bet labai įdomus senamiestis, kuriame yra šiek tiek laidu ir įdomu orientuotis. Tai yra techninių požiūrį labai įdomus miestas. Sprinto trasos klaidžiame, tačiau be galo gražiame Kėdainių senamiestyje dalyviams paliko malonius įspūdžius. Labai patiko, nes labai painus senamiestis ir šiaip gražu buvo. Trasoje netgi spėjau pastebėti, nors nereikėtų. Tai va, painios gatvelės, dėl to sprintas buvo įdomus. Kaip sekėsi? Gerai, pirma buvau, tai va, savo grupėje. Kuo įdomus yra šitas sportas? Įdomus tuom, kad suderiname tiek fizinį, tiek, nežinau, mąstymo dalykus, nes neužtenka vien tik būti stipriam, reikia mokėti mąstyti ir greitai priimti sprendimus, dėl to tai, manau, yra labai svarbu. Ar seniai užsiimate šiuo sportu? Oi, labai senai. Kodėl pasirinkote tokį sportą? Na tai, kad sportas gamtoj. Kaip patiko Kėdainiuose bėgti? Iš tikrųjų, tai labai įdomu senamiestį, tarp tų senųjų pastatų. Tiesiog nuostabu, nes tie praėjimai reikia labai rimtai žiūrėti ir galvoti, pra kur rasti prabėgti. Kaip kur bėgi ir jau yra tvora. Vat, kad to nedaryt, tai vat iš karto apgalvoti, kaip pasibėgti. Kaip jums sakė? Labai gražu. Aš padariau vieną klaidą, didelę, ir už tai diskvalifikuota. Liūdna, bet taip. Kokią klaidą? Praleidau 1 punktą. Nuo pat mažens jau užsiemu tokiu sportu ir visus, nuo pat mažens dalyvauju varžybose. Kaip šiandien sekėsi? Neblogai, padariau irgi klaidėlių, galėjau geriau bėgti, bet normaliai. Patiko, man labai patinka tokios siauros gatvelės, toks asfaltas, ne asfaltas, o grindinys, kaip čia, akmenuotas, labai man patinka, dėl to patiko. Labai daug kur apibėgiuoti reikėjo, tai daug ištvermės reikėjo, greitai bėgti ir, nežinau, mąstyti reikėjo. Kaip sekėsi įveikti trasą? Normaliai. Nežinot, gal ne tas jau amžius ir ne tas greitis, bet pagal viską tai visiškai sėkmingai veikiau. Esu pats seniausias iš visų čia, kurie tik tai dalyvauja. Taip pats vyriausias. Bet dalyvauja jau mano vaikai seniai dalyvauja ir anūkai dalyvauja, tai negaliu atsilikti, negaliu pasiduoti jiems. Lietuvos orientavimosi sporto čempionato sprinto varžybų vyrų elito grupėje pirmąją vietą užėmė pajėgiausias Lietuvos orientacininkas Jonas Vytautas Gvildys iš Kauno. Šiuo metu pasaulio sprinto rungties reitinge užimantis 8-ąją vietą. 21 sekundę nuo jų atsiliko šių metų pasaulio jaunimo čempionato bronzos medalio sprinto trasoje laimėtojas Algirdas Bartkevičius iš Prienų. 3 vietoje liko kaunietis Simonas Krėpšta. Moterų elito grupėje 2 metus iš eilės čempione tapo šiaulietė Gabija Ražaitytė. 2 vietą užėmė teklė Emilija Gvildytė iš Kauno, o 3 klaipėdietė Reda Žalimienė. Dėkojame, kad žiūrėjote pirmadienio krašto naujienas. Netrukus orų prognozė. Taip pat šį vakarą kviečiame žiūrėti naują kalbos riečio laidelę. Autorės stebės krepšinio rungtynes. Pas lietuvaičius ar lietuvaičių rankos bus taiklios, išsiaiškinkite visai netrukus. Gero jums vakaro, likite sveiki.
perdodant kamuolį. Neįtin brangina rankose žaidimo įrankį lietuviai ir tai atsiliepia. Bogdanovičius sudėtingas metimas, bandė lipti vienas į medį, Lekavičius bando aplenkti Antetomičą. Ai, žinai, Akvilė, aš tai nesu krepšinio mėgėja. Net neprisimenu, kada paskutinis į krepšinį žiūrėjau. O man krepšinis labai patinka, bet būtent kai žaidžia šalies rinktinė. Jau matau, kad šiandien tikrai bus įdomios rungtynės. Varžovai labai stiprus. Va, ypač šis pataiko 100%. Matot, kaip taisyklingai sukirčiavau? Žodis procentas yra pirmosios kirčiuotės, o tariama trumpai. Taigi, žaidėjas pataikė 100%. O aš maniau, kad taisyklinga kirčiuoti procentų. Traukia laimingą loterijos bilietą, tai yra pataiko. 2 taškus, 25-11, didžiausias atsilikimas šios dienos rungtynėse Lekavičius. Atsižvelgiant į vartosenos polinkius, žodis procentas kirčiuojamas dviejopai. Pagal pirmąją kirčiuotę procentas ir pagal antrąją, kaip tu sukirčiavai, procentas. Taigi galima sakyti ir procentų. Bet aš tau patariu, geriau kirčiuok pagal pirmąją kirčiuotę. Visada tame pačiame skiemenyje. Bus paprasčiau ir aiškiau. Koksgi bus atakos finalas, Domantui Saboniui įmeta kamuolį. Va, ir vėl, matėt? 3 sykius metė ir 3 sykius pataikė. 100%. O, matėt? Ir vėl, kokį bloką mūsiškis priešininkams skirto. Kas? Gal žodį blokas netinkamai pavartojau? Žodis blokas gali būti vartojamas tam tikram gynybiniam sportininko judesiui pavadinti. Blokas – užtvara, neleidžianti varžovui judėti arba skrieti kamuoliui. O, gerai, varykis kamuolį. Perduok. Geras perdavimas. Pataikė. Šiandien pas visus lietuvius tokios taiklios rankos. Jūs bent jau pastebėjot, kokios spalvos marškinėliais mūsų komanda vilki? Tai aišku, baltais. Nors tiek. Bet tu tai suklydai. Reikia sakyti, ne pas žaidėjus taiklios rankos, o žaidėjų taiklios rankos. Štai, ne pas šokėjas gražus plaukai, o šokėjų gražus plaukai. Gerai, visų lietuvių rankos taiklios. Viliuosi, kad taip ir liks iki rungtynių pabaigos. O, ir vėl pataikė. Matėt? Ai, pamiršau, kad jūs krepšinėje nedaug nusimanot. Aš krepšinėje nenusimanau, bet nenusimanau apie krepšinį. Arba dar sako, jie nieko nenutuokia automobiliuose. O reiktų sakyti, jie nieko nenutuokia apie automobilius. Jie nieko neišmano apie automobilius. Domantas Sabonis. Na, reikėtų drąsos ir iš jaunojo Sabonio, dabar 2 taškai. Taip. Na, gal aš apie krepšinį ir nenusimanau, bet užtat aš nusimanau apie taisyklingą lietuvių kalbą. Žinau dar vieną sritį, apie kurią jūs labai puikiai nusimanote – maisto gamybą. Tuoj bus ilgoji pertrauka, gal paragaujam to pirago, kur šiandien kepėt? Nėra jokio pirago, neiškepiau. Tingas ir tingiai buvo mane aplankę. Ir pavertė mane tikra tingulienė. Jau neblogai, galima atsispirti ir toliau pabandyti mažinti deficitą. Žinoma, laiko galbūt panaikinti tokį didžiulį skirtumą ir neužteks, tačiau... Jei suplyšo bato siūlė, lūžo kulnas ar susidėvėjo padas, kreipkitės į batų namus. Šiuose dirbtuvėse dirbantis meistrai greitai ir kokybiškai viską sutaisys. Bet kokio dydžio batus pakals vos už 5 eurus.
Batų namuose taisomi ne tik batai, bet ir rankinės, kuprinės. Keičiami užtrauktukai, pamušalas, rankenos, sagtis, taip pat portfeliams. Dar ilginame arba trumpiname diržus, keičiame striukių užtrauktukus. Neišmeskite jums patinkančio daikto, tiesiog atnaujinkite jį pas mus ir dar ilgai juo naudokitės. Batų namus rasite Kėdainiuose, Didžiojoje gatvėje 39. Pasiteirauti galima telefonu 8652 53 451. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 7:30 min. Iki 17:30 min, o šeštadienį nuo 8 iki 14 val. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada mažos vaistų kainos visiems. Už gerą kainą Müllers omega-3 žuvų taukai, širdžiai ir bendrai organizmo sveikatai. Šaltalankių aliejus puikus vitaminų šaltinis kiekvienam, pagalba esant skrandžio negalavimams. Dabar tik 4,20 €. Mezim pagalba virškinimui visada gera kaina – 2,26 €. Validolis tik šioje vaistinėje ypatinga kaina – 10 tablečių tik 52 centai. Vaistinis preparatas Livosil virškinimui ir kepenų darbui už ypatingą kainą – 4 €. Visi lašai širdžiai, gudabelių, valerijonų ir širdies lašai visada geromis kainomis. Širdžiai, raumenims, smegenims Magnesium B6 kompleks net 35% pigiau – tik 4,80 €. Meno Apozdal moters sveikatai esant klimakso reiškiniams tik 4,29 €. Tik Kėdainių senamiesčio vaistinėse didelis pasirinkimas Jadvygos Balbačiūtės ekologiškų arbatų esant įvairiems negalavimams. Mikrolife automatiniai kraujospūdžio matuokliai mažiausiamis kainomis, net iki 40% pigiau. Kėdainių senamiesčio vaistinėje mažos vaistų kainos visiems. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Odontologijos klinikoje atliekamas vaikų ir suaugusiųjų dantų gydymas, estetinis plombavimas, profesionali burnos higiena ir dantų balinimas, dantų implantacijos. Klinikoje atliekami radiologiniai tyrimai, skaitmeninės dentalinės ir panoraminės nuotraukos, ortodontinis gydymas breketais, išimamais ortodontiniais gydymo aparatais, dantų šaknų kanalai gydomi naudojant endodontinį mikroskopą. Klinikoje atliekamos protezavimo procedūros, nuo nesudėtingo vieno danties protezavimo iki pilnos burnos atstatymo pasirinktais protezais. Turėdami savo modernę dantų protezų gamybos laboratoriją, darbus galime atlikti ne tik profesionaliai ir kokybiškai, bet ir per trumpesnį laiką nei įprastai. Turėdami sveikus ir gražius dantis, mėgausitės šypseną, kuri jums visada leis pasitikėti savimi. Įrenginėjantiems būstą, atnaujinantiems elektros instaliaciją ar norintiems muzikuoti, pravartu apsilankyti Elektrometos parduotuvėje. Jau 10 metų Kėdainiuose veikianti įmonė pelnė kėdainiečių pripažinimą, nes gali pasiūlyti daugybę prekių – elektros, elektronikos, automatikos, garso technikos, muzikos instrumentų, radiotechnikos detalių, įrankių. Patyrę darbuotojai pataria, padeda išsirinkti jums reikalingą prekę. Perkant didesnį kiekį, pavyzdžiui 100 metrų kabelio, taikomos nuolaidos. Norimą prekę galima užsisakyti. Elektrometa visada jūsų paslaugoms. Dirbame darbo dienomis nuo 8 iki 17, šeštadienį nuo 9 iki 14 val. Nesvarbu, kur gyvenate – bute, name ar sodo namelyje, ūkininkaujate ar turite įmonę, jūs tikrai neišsiversite be prekių, kurių gali pasiūlyti Elektrometa. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje Radvilų gatvėje 5 Kėdainiuose. Pasitikdama naujuosius mokslo metus, uždaroji akcinė bendrovė Jurasta kviečia apsilankyti kasmet rengiamoje mokyklinių prekių mugėje Viskas po vienu stogu. Čia galite įsigyti visus mokyklinius reikmenis – kuprines, pratybų sąsiuvinius, sportinę aprangą ir avalynę.
Mes siūlome patvarias laiko patikrintas ispanų firmos Gabol, olandų firmos Daniel Rey kuprines, daugiau nei 100 modelių. Pas mus rasite garsios prancūzų firmos Matat Parkerių, skriestuvų, žirklių, liniuočių, penalų ir daug kitų mokyklinių prekių. Mokinių pamėgtus firmos Schneider Parkerius, ypatingą paklausą turinčius Karioka flomasterius, paprastus ir spalvotus pieštukus, Faber-Castell, Fila, ekologiškas iš daržovių pagamintas priemonės skirtas vaikų meniniai kūrybai, taip pat dailės reikmenis Gama, Olki, Sankt Peterburg, akvarelę, guašą, akrilą. Daugelį prekių uždaroji akcinė bendrovė Jurasta importuoja tiesiogiai iš gamintojų, todėl gali pasiūlyti mažesnę kainą nei kiti. Užeikite ir būsite nustebinti, prekių dar daugiau nei pernai. Šį mėnesį taikomos didelės nuolaidos. Perkantis už daugiau nei 50 litų dalyvaus loterijoje, galės laimėti dviratį ir ne tik. Laukiame jūsų adresu Ramybės skveras 3. Gerbiami pirkėjai, ELB baldų salonas iš Gegučių gatvės jau persikėlė į naujas patalpas, esančias Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės. Erdviose patalpose jūs galėsite apžiūrėti dar daugiau baldų, kurių reikia jūsų svetainiai, miegamajam, prieškambariui ar vaikų kambariui. Stilių ir spalvų įvairovė patenkins kiekvieno poreikius. Kokybiški, funkcionalūs baldai patraukliausiamis kainomis. Dėmesio, naujiena! ELB baldų salonai, dalyvaujantis Swedbank banko projekte Kiekvienas gali būti didelis, organizuoja smulkiojo verslo savaitgalius, kurių metu galėsite įsigyti baldų su nuolaida. Mes dirbame jums, mėly klientai. Teikiame nemokamas dizainerio paslaugas projektuojant virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės ir Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa. Darbo dienomis dirbame nuo 9 iki 18, šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Jono Basanavičiaus gatvėje 91 esanti prekyvietė kviečia įsigyti produktų savaitgalio iškylai ar visai savaitei. Čia visada gausu šviežios mėsos bei jos gaminių, pieno produktų, duonos gaminių, vaisių, daržovių pasirinkimas. Viskas gardu, pirkite ir gaminkite. Jei neturite laiko ar noro maistą ruošti patys, užsukite į kavinę 32 ratai. Čia galėsite papietauti ar surengti pobūvį. Šventinius bei kasdienius patiekalus galime pristatyti į jūsų namus. Išsivežant maistą patiems taikomos iki 40% nuolaidos. Šventė jūsų, rūpesčiai mūsų. Jei neturite kuo pasipuošti, taip pat užsukite į mūsų prekyvietę. Čia išsirinksite drabužių, avalynės, aksesuarų bei kitų prekių. Viskas, ko gali prireikti, po vienu stogu. Kėdainių mieste ir rajone iš gyventojų surenkamos buityje susidarančios specifinės nepavojingos ir pavojingos atliekos. Jos išvežamos pagal šį grafiką. Rugsėjo 8 dieną iš Pelėdnagių seniūnijos, rugsėjo 9 dieną iš Truskavos, rugsėjo 10-11 dienomis iš Josvainių seniūnijos. Daugiau informacijos savivaldybės tinklalapyje. Rugsėjo 29 dieną antradienį 12 valandą Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenė kviečiama dalyvauti konstitucijos egzamine ir pasitikrinti savo žinias. Egzaminas vyks rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų name Radvilų gatvėje 21 veikia paroda Kėdainių batsiuvys Antanas Gudžinskas ir jo dirbtuvė. Darbus galite apžiūrėti iki gruodžio 31 dienos. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų name Radvilų gatvėje 21 rugsėjo 14-18 dienomis vyks edukacinių užsiėmimų ciklas Kėdainių krašto senieji amatai – keramika, audimas, juostų rišimas, vytelių pynimas, drožyba, karpiniai, skirtas 2015 metų Lietuvos muziejų keliui. Registracija į nemokamus edukacinius užsiėmimus vyks nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 9. Užsiregistruoti galite telefonu 8 645 05 168.
Rajono savivaldybė kviečia drauge minėti Europos paveldo dienas ir dalyvauti programos Paveldėkime savo ateitį renginiuose. Rugsėjo 19 dieną 8 val. Ryte organizuojama išvyka į Vilnių. Pamatysite Valdovų rūmus, Gedimino pilį, 3 kryžių kalną. Išvykimas iš savivaldybės aikštelės esančios Jono Basanavičiaus gatvėje 36. Išankstinė registracija jau prasidėjo. Telefonu 8347 69 578. Daugiakultūriame centre rugsėjo 8 dieną antradienį 17 val. Atidaroma Žiedūnės Girinienės kūrybos darbų paroda Ryškus puslapis. Darbus apžiūrėti galite iki spalio 3 dienos, o iki rugsėjo 5 dienos veiks paroda Lietuviški kino plakatai. Rugsėjo 9 dieną trečiadienį 17 val. Prie Kėdainių rajono savivaldybės Jono Basanavičiaus gatvėje 36 finišuoja tarptautinio bėgimo Varšuva-Kaunas Kėdainiai-Ryga dalyviai. Rugsėjo 10 dieną ketvirtadienį 9 val. Ryte šalia Kėdainių rajono savivaldybės Jono Basanavičiaus gatvėje 36 bėgimo Varšuva-Kaunas Kėdainiai-Ryga dalyvių palydos. Švento Juozapo bažnyčioje rugsėjo 8 dieną Švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmė. Šventos mišios bus aukojamos 8 ir 18 valandomis. Švento Juozapo bažnyčia informuoja, kad rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyks didieji Švenčiausios mergelės Marijos gimimo Šilinės atlaidai. O rugsėjo 10 dieną Šiluvos atlaiduose yra Kėdainių dekanato diena. Ta diena į Šiluvą organizuojama piligriminė kelionė. Norintys vykti, prašome kreiptis telefonu 8 347 51 306. Rugsėjo 13 dieną sekmadienį 12 val. Švento Juozapo bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Rugsėjo 13 dieną Surviliškio bažnyčioje Švento kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Šventos mišios bus aukojamos 12 val. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyris informuoja, kad yra ieškomi valstybės skolininkai Martynas Gavrilenka, Juozas Kuraitis, Gediminas Kundrotas, vengiantis administracinės atsakomybės Ovidijus Daukša, Marius Galubickas, Lukas Jasiukevičius. Pagal baudžiamąjį kodeksą Airidas Šulcas, Aurimas Česionis, Gediminas Murza, Vitalijus Kugys, Arūnas Obrikas, Žydrūnas Lukoševičius, Vitalijus Jelcovas ir Virmantas Veliulis. Žinančius apie šių asmenų buvimo vietą, prašome pranešti Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresniai postiniai Giedriai Šiaulieniai, dirbančiai 73 kabinete, telefonu 8655 66 881. Taip pat galima skambinti telefonu 112 arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu 837 30 30 50. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl eismo įvykio, kurio metu sužalotas žmogus. Liepos 3 dieną apie 14 val. Į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių iš Pelėdnagių kaimo po eismo įvykio pristatyta sunkios būklės mergina, gimusi 1992 metais, gyvenanti Paobelio kaime. Anot medicinos darbuotojų, ji vairavo motorolerį, nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Policija prašo atsiliepti šio įvykio liudininkus. Jūsų informacijos laukia kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Aurimas Mickevičius, dirbantis 93 kabinete. Telefonas 68728. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai nustatinėja Liepos 16 dieną Kėdainiuose Jono Basanavičiaus gatvėje rastų akinių savininką. Asmenį atpažinusi savo akinius, prašome kreiptis į kriminalinės policijos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Remigijų Blandį, dirbantį 112 kabinete. Galite skambinti telefonu 68719. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite aktualijas. Kėdainių pareigūnai pateko po kolegų didinamuoju stiklu. Mįslingo autoįvykio Šėtos gatvėje tyrimą iš Kėdainių policijos komisariato perėmė kauniečiai.
Dalis Kėdainių miesto autobusų griuvenos. Šviesiojoje gimnazijoje lankęsis Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas gimnazistams skaitė ekonomikos paskaitą. Kita būsto renovacijos pusė – paramos gavimas ir rangovų duonos gardumas. Nors moderniausiame sporto aikštynė rajone jau sportuoja atžaliniečiai, jame bus laukiami ir visi miestiečiai. Šiame laikraščio numeryje jūsų laukia Kėdainių miesto ir rajono kriminalinių įvykių apžvalga. Rubrikoje Gyvenimas margas skaitykite apie mylimą Lietuvos sveikatos universiteto Aušros progimnazijos bei Ąžuolyno gimnazijos kūno kultūros mokytoją Jolitą Gvergždienę. Rinkos aikštės antradienio numeryje laisvalaikio puslapyje Rinkos aikštės skaitytojų laukia žaisminga kelionė po Kėdainių senamiestį paspirtuku. Krašto naujienų laidoje viso Kėdainių rajono žmonių gyvenimo atspindžiai. Nuolat esame svarbiausių įvykių sūkuryje. Viską fiksuojame ir rodome jums. Laida Savaitė Kėdainiuose – geriausias pasiūlymas laiką taupantiems žmonėms, norintiems jausti Kėdainių rajono gyvenimo pulsą. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 19:30 min. Galite pamatyti svarbiausių rajono įvykių apžvalgą. Laidoje Tarp keturių vėjų įvairiais rakursais pristatomas Kėdainių krašto kultūrinis gyvenimas bei miesto esančio Lietuvos vidury, tarsi tarp keturių vėjų, daugiakultūrė istorija. Kviečiame žiūrėti kiekvieną penktadienį. Kalba visai nėra sudėtingų gramatikos taisyklių raizgalynė. Tai gyva, drauge su mumis nuolat besikeičianti smagi bičiulė. Tuo kiekvieną vakarą po krašto naujienų įsitikinkite patys, žiūrėdami kalbos kultūros laidelę Kalbos rėtis. Čia apie kalbą paprastai ir su šypsena. Laidoje Šaknis siekiama atskleisti Kėdainių krašto etninio paveldo savitumą, regioninį išskirtinumą, kurį mums parodys mūsų krašto pateikėjai bei folkloro ansambliai. Laida Sveikatos injekcija tam, kad kėdainiečiai būtų sveiki. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 20:30 ieškome puikios savijautos receptų, tyrinėjame vaistažoles, mokomės gydytis mankšta, susipažįstame su jums labiausiai patinkančiais gydytojais. Naujausi stiprios sveikatos patarimai tik iš patikimiausių lūpų. Sveikinimų koncertas jūsų šventėms, linkėjimus jubiliatams visada palydi muzika, dėmesys žmogui sušildo širdį. Šventė jūsų brangiausiams žmonėms, kurkime kartu.